sidabro medalį, ar nusiminėt? Aišku, tiek kelių nuėjom, šiek tiek nusiminėm, biški gaila. Iš kitos pusės džiaugiamės, vis tiek tai yra didelis pasiekimas mums. Ir yra kaip yra. Pralaimėjom šiandien, jie žaidė geriau, tikrai buvo geresni negu mes ir tai jie parodė aikštelį. Ko mums trūko, sakykime, aš nežinau, kamuolių atkovot, ar šartų metimų, viską? Nežinau, čia jau ne manęs klauskit. Aš nesu komandos vadovas, aš nežinau, ko mums trūko. Matėt, nežaidėm taip, kaip turim žaisti. Nesigavo žaidimas mums. Nežinau. Tai prancūzai nėra vien Tony Parkerio komanda, nes, sakykime, jis 2 kėlinius beveik buvo sustabdyta, žaidė kiti ir taip. Kaip matėt, pavyko jį sustabdyti, iššovė kiti žaidėjai. Tame ir buvo problema. Buvom tam nepasiruošę, o jei ir pasiruošę, tiesiog nesuveikė tai. Strategija, kurią turėjom, manau, nesuveikė, taip kaip turėjo suveikti. Aišku, sustabdėm Tony Parkerį, bet pralaimėjom. Gaila. Aukščiau galvas, Donatai, atlikot gerą darbą. Visi patenkinti, aišku, biški gaila, biški apmaudu, bet vis tiek sidabras yra aukšta vieta.